Sveiki, čia Jurgis iš Tavo tikslas LT. O čia Sofija. Jau moka stovėti. Šios dienos video yra tiesiog pasidžiaugti kartu ir su Sofija ir su Jelena, kad gavom tokį voką iš GNLD International. Mes jau žinom, kas tai yra. Tiesiog Sofija dar nežino ir jūs turbūt, aš noriu parodyti, ką mes čia gavom ir kas čia per toks dalykas. Nu ką, pažiūrim, Jelena. Nu ir ką mes turim? Jelena, Šniokė. Jurgis, Šniokė. Palma de Mallorca. Šitos dalykus mes pakabinsim. Aš iš karto gal pakabinsiu, jeigu leisit. Sofija gal nori irgi to pakabinti, kad pakabinčiau. Tai yra leidimai. Tai yra kvietimai į Europinę GNLD konferenciją, kuri vyks Palmai de Mallorkai. Jo, ar aš tau irgi uždėsiu. Būsiu už Jeleną, gerai? Nes 30 rugpjūčio mes jau tryse išskrendam. Atlaikyk. Prašau, žiūrėk. Tinka? Nu, kaip faina. Mes išskrendam į Palmą de Mallorką. Yra programa. Žodžiu, kas tai yra aplamai yra? Taip, kaip ir minėjau, GNLD kompanijos pasaulinė konferencija, kur prasidės būtent rugsėjo 3 dieną. 300 mes skrendam, pradėsim, apsigyvensim viešbučiuose, būsim paplūdimiuose, bus puikiai programa. Iš Lietuvos beje skrenda 200 žmonių. Bus super. Aš negalėjau patikėti, kad šiais metais būsim ten. Irgi turbūt nori Simka mūsų važiuoti kartu, visa šeima susirinka. Tiesiog kupinas emocijų. Bus labai čiotkai, bus labai fainai. Kaip padaryti? Visa programa bus vertimai lietuvių kalba. Mes tiesiog prieš metus buvom irgi GNLD konferencijai Budapešte. Buvo puikiai kelionė, Jelena irgi jie važiavo su Sofija, tik Sofija dar transportavo pas save viduj. Tai va, tiesiog buvo super. Kupinas emocijų, bus labai faina, bus labai čiotkai. Ir svarbiausia, kas yra, kokia žinutė jums. Jeigu pradedat kažką, darykite tai su malonumu. Jūs turite tikrai gerą galimybę važiuoti kitais metais kažkur kitur. Mes dar patys nežinom, kur bus kita konferencija, bet aš manau, bus labai faina. Būti tarp žmonių 10 dienų, tarp bendraminčių, tarp žmonių, kurie nori, siekia ir daro kažką dėl savo šeimų, dėl savo gyvenimo, dėl savo geresnį gyvenimą. Taigi, linkiu prisijungti, jūs tikrai pamatysit, kas ten bus viduj, bus daug video iš ten, daug interviu iš sėkmingų žmonių. Taigi, pakeliam ant ranko tokį gražuolį. Su jumis buvo Jurgis iš Tavo tikslas LT.